Labas rytas. Nu, nepavyko užkurt, bet buvau netoli. Prašysiu, laidus normalius gal atveš man ir tada gal užkursim. Baigęs laikas šlangos ir siurbliuko. Atėjo laikas kibiriuko. Vienas be šeimos galėčiau taip gyventi laisvai. Nematau diskomforto. Tame, kad neturiu dušo ar tualeto. Bet su šeima viskas truputį kitaip. Nesakau, kad rinkčiausi būti be šeimos, nieko panašaus, bet tiesiog pamastai, kad tokios sąlygos yra įmanomos gyvenimo ir daug žmonių gyveno taip labai ilgai, visą gyvenimą pavyzdžiui. Tikrai gražus vaizdas. Stengiamės čia pastebėti gamtos grožį, nes nesakau, kad mieste to nėra. Taip pat būna, tik tai mieste sunkiau pastebėti šitos dalykus. Daug daugiau kas jos užgožia. Kas šiandien valgyt? Grikiai! Kokia gražumo dienelė. Ir panašu, kad svečiai atvyko. Nu, bandom. Yes, pagaliau. Dabar viskas, taip 2 paras ir laikysim užkurtą. Čia, žinai, senesnių mašinų reikaliukai, kur turi turėti. Mikrofonas ir vėl atsijungęs, bet atvykus pagalbą iš karto pristatau prie darbo. Ir norėjau parodyti, kokius kartais tenka naudoti įrankius, tai šitą teptuką sunaudosim iki galo ir po šito gruntavimo jau keliauja į šiukšlių dėžę. Mašina kurį laiką kūrenasi. Gal nebeišsikraustas akumatis. Augio žmona išvažiavo, nebeturėsim kaip prikurt, jeigu vėl išsikraus. Augis užtinkuos tos tarpus, kur buvo išdaužytas tinkas, o aš einu plytų. Čia paliaukinį pastatą kažkokie tai yra. Iš va tokių suvarysiu likučių, jos kažkur reiks vis tiek dėti. O ten, man atrodo, kuo puikiausias reiks vis tiek, tai jau labai negraži ta siena. Niekada iš jos neatidenginėsiu. Prišalusios plytos. O, čia kažką užsplėtė. O šiaip tai plytų pas mus netrūksta. Ateini. Čia va buvo tokių, kur... Va, nežinau, čia matysis. Bet čia kažkokia siena ar kažkas. Opa. Tiesiog išsiimi. Ir neši. Nežinau, ar negali ledinių plytų mūryti. Bet aš atšildysiu truputį.
kažkurį čia kartą būdamas palėpiai pamačiau kažkokią tai lentą, pagalvojau, kad pasigaminsiu pats palangės iš to, ką rasiu. Tai dabar einu į viršų, gerybių ieškoti, duris iš čia kuo puikiausiai tiko, pasiėmiau matmenį, susirasim ir palangės iš ko susiklijuoti. Nu va, kažką radau. Buvo ir daug gražesnių tokių matmenys labai netikę su kiaunių kakučiais. Va, šitą žuvų pamačiau ir tada sugalvojau. Va, su tokiam skylėm, bet dar čia turi tokį griuvimą. Ir per siaura truputį, bet kažką pabandysiu pagaminti. Galvojau dirbtuvėse pjaustys, bet ten žiauriai šalta, dar nesu tos pusės pečiaus kūręs. Tai atsinešiau čia prie pečiaus. Va, čia žiauriai karšta, aš jau dabar pakūrėm nakčiai jau. Tai, aišku, čia greičiau ir klijai sustings ir viskas bus gerai. Vieną dabar suklijuosiu, kitą truputį vėliau. Uždedam, įtrinam, svarbu įtrint, aišku, biškai išsilenkusios, bet daspausim. Labai gerai, reikia įtrint. Tada iškart klijai. Op, gerai pabaigai. Palangė džiūna. Suklijuota čia taip iš dviejų, dar apipjausiu ir reiks nulakuoti ir statyti vietą. Nu va, nutinkuotos sienos tarpai. Čia dar aplink langus prasitinkam. Čia reik tokį suformuoti kampą, kaip buvo. Pilnumas. Šičia. Ir čia baigiamieji štrichai vyksta. Uždarė duris, nebeturėsim kaip išeiti. Čia tai kažkoks adrūbnagis. Mūrijo, nuo pat pradžių neplanavau jam mokėti ir nemokėsiu. Lauko virtuvė užšalo.
O, pasispaudė virdulys. Net šoka. Čia, vadinasi, užmerkiau keptuvę. Einu dar išsiimsiu akūmą iš mašinos. Bijau, kad rytoj vėl neužsikurs. Kažkur turbūt nuotėkis yra. Reikia išsiimti. Tai va, šiam kartui tiek. Iki.